Sveiki bičiuliai, tai norėjau pasidalinti su jumis, į ką atkreipti dėmesį ateinančią savaitę. Taigi, nepalankiausios savaitės dienos, kada galim jausti daugiau įtampos. Įprastai tomis dienomis visada jaučiam daugiau įtampos, jeigu dabar prisiminsim praeitą savaitę, tai tarkim penktadienis, šeštadienio irgi pirmos dienos pusė, turbūt daugelis irgi taip jautė, ypatingai penktadienį. Tai va tokiom dienom galimi visada konfliktai, didesnė tikimybė avarijoms, nelaimingiam atsitikimam. Tai va vėlgi, jeigu tom dienom išeina kažkokių tai vengti rizikingų veiksmų, tai į tai atkreipkite dėmesį. Tai ateinančią savaitę tai būtų vasario 28 penktadienis, kovo 1 šeštadienis ir kovo 2 sekmadienis. Iš esmės, tokios kaip vidutinės savaitės dienos, kada keičiasi dienos energija, jos tokios dienos ramesnės, bet vėlgi visada būna tokios pilnai palankios, bet jos gali būti šiek tiek ramesnės. Tai būtų vasario 25 antradienis, vasario 26 trečiadienis ir vasario 27 ketvirtadienis. Ir vasario 24, tai būtent pirmadienis, bus tą dieną Ekadašis. Ekadašis tai 11 mėnulio para, ir tą dieną ypatingai rekomenduojama laikytis pasninko, nes jeigu mes laikomės tą dieną pasninko, tai mes galim ir prailginti savo gyvenimą, ir aišku, skirti daugiau laiko, kiek įmanoma, galimybės rekomenduojama dvasiniai praktikai tą dieną. Ir apskritai ta diena nepalanki materialiai veiklai ir ypatingai irgi šį pirmadienį stenkitės irgi būti tokie dėmesingesni, atsargesni. Toliau astrologiniai reiškiniai. Tai būtent pirmadienį tuo pačiu Marsas. Marsas jisai perina iš savo retrogradinės padėties į, sakykime, išeina iš retrogradinės padėties, tampa stipresniu, bet tuo pačiu gali sukelti problemų. Marsas, reiškia, susijęs su konfliktais, todėl gali bendravime atsirasti daugiau konfliktų, kas susijęs su informacija, informaciniam technologija. Tokia gali būti, kad žiniasklaida ten gali pradėti visai labiau gąsdinti, arba mes tokias baimės galim jausti. Ir ypatingai, kas susijęs su komunikacija, stenkitės labiau kontroliuoti savo emocijas. Ir vasario 27 dieną Merkurijus jisai perina į žuvų ženklą ir jisai bus ten ganėtinai ilgai, iki gegužės 7 dienos. Tai pati silpniausia padėtis Merkurijui ir iš esmės tai skaitosi anomalus reiškinys. Anomalus dėl to, kad įprastai Merkurijus taip ilgai nebūna vienam ženkle, tai gali, sakykime, taip stipriau paliesti Merkurijaus sritis. Pats Merkurijus jisai susijęs vėlgi su logika, su komunikacija, su bendravimu, su finansais, vėlgi ten diplomatija, informacinės technologijos, tame tarpe verslas, žiniasklaida. Ir Merkurijus tampa silpnas, todėl atsiranda atitinkamai didesnė tikimybė. Jisai susijęs su logika, todėl didesnė tikimybė mums priimti kažkokius tai neadekvačius, nelogiškus veiksmus arba sprendimus, dažniau pasiduoti jausmams. Ir tai jausis ir tuo pačiu, sakykime, pasaulyje, politikoje. Gali atsirasti tuo metu daugiau problemų susijusių irgi su verslu. Ir ypatingai tuose srityse, kur ten verslas, tai būtent su komunikacija, bendravimu, ten ypatingai informacinių technologijų srityse, krovinių gabenimo srityse, ten logistika ir panašus tokie dalykai. Ir šiuo metu, į ką mums svarbu atkreipti dėmesį, tai Merkurijus irgi susijęs su elektronika, su buitinė technika. Iš esmės, tai toks laikas gali būti nelabai palankus, būtent tokių dalykų įsigijimui. Arba mes turim prieš įsigydami, ten būti labai atidus. Tai vėlgi nereiškia, kad tai bus visiems, bet, sakykime, tai visada veikia individualiai, bet jeigu taip žiūrėt bendrai toksai periodas, tai
reikėtų būti dėmesingiem. Na ir aišku, pasaulyje ir politinė prasme irgi gali užsitęsti. Ne? Ten gali užsitęsti dėrybos tarp šalių, ten politikoje, būti kažkokių tai nesusipratimų daugiau ir panašiai. Ne? Tai toks laikas, jisai artėja iš tikrųjų toks neramus, kaip minėjau irgi metų horoskope, kad kovo, balandžio ir gegužės mėnesį jie bus tokie neramesni. Ne? Tai dar apie artėjančius irgi užtemimus aš artimiausių metų irgi pasidalinsiu su jumis, ko mums tikėtis, į ką atkreipti dėmesį. Tai ką, dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi ir iki pasimatymo kituose video. Na ir irgi nepamirškit paspausti prenumeratą. Jeigu dar neprenumeruojat mano kanalo, pasidalinkit irgi šitomis žiniomis su savo draugais, jeigu manot, kad jos naudingos. Tai ką, būtų tiek ir sakau iki.